Galim pradėti naują rubriką statybų naujienos Klaipėdos mieste. Vis tiek aš labai stipriai domiuosi tom statybom Klaipėdoj. Tai noriu pasidžiaugti, kad startuoja vienas iš gražių projektų, tai yra motociklų muziejus, dėl kurio buvo nugriautas senasis kino teatras. Tai yra Vėtrungės rajone. Tai tenais bus 5 aukštų labai gražus pastatas su spiraliniu užvažiavimu, kad galima būtų apeiti sustatyti motociklus. Tai startuoja nauja gamykla 4000 kvadratinių metrų Švepelių kaime. Ten yra LED panelių gamykla, jau kiek mano žiniom yra parinktas rangovas ir startuos, tai čia mūsų projektas beje. Nuo birželio 1 galėsim važiuoti tenais, ten jau bus prasidės veiksmas. Paskui Klaipėdoje, va čia važiuojant pro Jėgų žiedą, 9 hektarai yra numatyti įveiklinti. Įdomus irgi projektas, ten skirtas komercijai ir jau pradėjo stumdyti žemę. Neseniai atsidarė Porsche centras. Paskui juda Kruta Mėmelio miestas Klaipėdoje, tikrai 6 kranai Klaipėdoje, kažkas nėra realaus, turbūt nėra tai buvę nuo tarybinių laikų. Dar priešais Mėmelio miestą startuoja teismo rūmai, buvęs ten tas senasis pastatas. Mano turimomis žiniomis labai gražiai ten turėtų viskas pasidaryti. Buvo užklausa dėl Taikos prospekte klinika, dar viena startuoja, mačiau apipavidalinimą, labai gražus fasadas pastato. Jinai tenais randasi netoli Akropolio. Iš esmės tai yra vieša informacija. Visi tie projektai, kurie startuoja, jie praeina viešinimus, o ten to viešinimo informaciją galima susipažinti su planavimo fasadais, kokio dydžio bus projektas. Klaipėdos savivaldybė skelbia viešinimus visus projektų ir dar yra tas toks neblogas City Fajus. Tai tenais yra koncentruota informacija apie gyvenamą, negyvenamą, apie viešą. Šį mėnesį skaičiau straipsnį, kad laimėjo viena didelė organizacija atgimimo aikštės ir jie dabar sprendžia problemą, ar iki jūros šventės startuoti, ar po jūros šventės startuoti parkingas. Bet dėl to parkingo tai galėtume atskirą diskusiją padaryti, nes nežinau, mano akim žiūrint, tai tenais labai brangus projektas miestui, o kiek jis duos naudos, bet čia mano asmeninė nuomonė. Bus ilgai ir brangiai, kaip sakoma, labai to geras pavyzdys, tai yra muzikinis tas teatras, paskui mokykla tą stato Tauralukį, kur niekaip nedastato, bet mačiau filmuotą medžiagą apie mokyklą, praeitą savaitę buvo pristatymas, jau pabaiga ten. Tai tokios statybų naujienos šį mėnesį Klaipėdos mieste. Su jumis statybų naujienų ištikimas jūsų statybų tarnas Klaipėdos. Puošiam ir gražinam mylimą miestą Klaipėdą. Beje, su mano automobiliu galėsite susipažinti Liepos mėnesį. 1000 kilometrų varžybas, tenais bus paroda ir šitas mano automobilis stovės toj parodoj. Galėsite ir jūs pasidžiaugti automobiliu. Tai va, atbildėjom, kitą, manau, filmavimą bus jau sustatytos kolonos ir jau pastatas bus. O čia dabar mes jau turime baigiamąją stadiją to viso reikalo. Iš esmės baigiami yra pagrindų paruošimo viduj. Vat mes matom net ir sluoksniai, yra apatinis sluoksnis ir yra viršutinis skaldos sluoksnis. Tai dabar yra paruošta viskas kolonų montavimui ir tokioje statybos aikštelėje tai miela malonu darbuotis. Pažiūrėk, kaip švaru, tvarkinga, iš asmeninės patirties propaguojam švarę gražią statybą. Tai šiai dienai yra suformuota rampa, jau daromas įvažiavimas į rampą, čia bus iškrovimas. Sunkvežimis įstums galu, bus pakrovimas vykdomas. Ir šiai dienai technika dirba tam, kad paruošti visus pagrindus.